Sukasi žemė, dangus, sugrįžta vasaros, žiemos. Kai giedrą naktį užvertę galvą žiūrime į žvaigždėtą dangų, pajuntame nepaaiškinamą susijaudinimą, keistą ir paslaptingą nerimą, džiaugsmą, lyg daina, lyg muzika vilioja ir šaukia mus. Išsviesti tuštumon, kaip žvaigždynai skriejam ir sukamės, kibirkščiuojančiais ratais, pirmojo judesio ranką pastumėti ir nebesulaikomi. Kai atsigręžiam veidu į saulę, mūsų akyse blyksteli dangaus atšvaitai. Tada mes statom bokštus ir liejam varpus. Tada sudedam skiemenis į naują žodį. Laiko ratas trumpam stabtelėjo. Visa nutilo. Žemė, žmonės, gamta. Gyvenimas nepriklauso nuo laiko. Laikas nedalomas ir bekraštis kaip meilė. Vėl viskas iš naujo. Vėl viskas ratu. Sukasi žemė, dangus, sugrįžta vasaros, žiemos. Fizika tai yra gamtamokslinis mokslas apie įvairiausius gamtos reiškinius. Skirtingi dalykai, skirtingi gamtos reiškiniai ir skirtingos turbūt ir tos darbo metodai. Mūsų moksle reikia daug matematikos, o kai manęs klausia, kaip tau sekasi su mokiniais, tai aš sakau, kad reikėtų mokinių klausti, kaip jiems sekasi su manim. Jis yra mano mėgstamiausias mokytojas Ąžuolyno gimnazijai, todėl kad jis ne tik yra geras mokytojas, bet ir geras žmogus. Jis visada sugeba padėti. Jisai nepyksta, jeigu nepadarė namų darbų, jisai visada sako, kad tai yra jūsų bėdos. Ir visada smagiausia vieta būna pamokos pradžia ir klausia, ar yra klausimų iš namų darbų, nes daugiau nei pusė klasės nepadaro namų darbų ir visi tyli. Rukauskas sako, tai gerai, einam į kitą temą, nes jums viskas aišku. Tikrai per visus savo darbo metus, o darbo stažas didesnis negu 30 metų, nesu turėjęs tokio gero kolegos. Nes visos Klaipėdos fizikos mokytojos man pavydi Sauliaus. Ir aš labai didžiuojuos, kad Saulius yra mano kolega. Gimęs jis Kaune, bet iš tikrųjų savo jaunystę, vaikystę praleidęs Dzūkijoje. Mokykloje fizika sekėsi gerai. Fizika, matematika. Nemėgau chemijos. Todėl įstojau į Vilniaus universitetą ir baigęs įsidūriau mokyklą. Niekada neatsisakys padėti. Bet kokioj situacijai.
Jisai niekada neatsisakys pakonsultuoti, jeigu ko aš nežinau. Niekada neatsisakys, kad ir kažkokiu ten buitiniai smulkmenoj man padėti. Nes aš kartais galvoju, kad Saulius tai yra geriausia mano draugė. Kai fizikas jis yra labai besidomintis naujovėmis visą laiką ir tai yra mokytojas, kuriam nevienodai kaip vaikai išmoks fiziką. Tai yra Sauliui vesti pamoką tik tam, kad jis ją pravestų, tai tikrai ne mokytojo Sauliaus būdas. Kiekviena pamoka pas jį yra savotiškai linksma ir net nežinau, reikia ten pabūti. Tiesiog kartais net negaliu pasakyti žodžiais, kaip ten linksma fizikos pamokos. Mokykloje jau dirbu 28 metai ir per tą laiką nei karto nebuvo kažkokios minties, kad ar per sunku, ar ieškoti kažkokio tai kitų kelių. Manau, šis mokytojas yra, kaip sakoma, mokytojas iš pašaukimo, kuris dirba todėl, kad jam tas darbas patinka, kad jis myli vaikus, myli savo darbą. Saulius turi hobių daug, bet iš tikrųjų jo didžiausias hobis tai yra praleisti laiką kuo įvairiau. Stengiuosi sportuoti, lankau sporto klubą. Pastaraisiais metais pradėjau užsiminėti šiaurietiškos vaikščiojimo stilius, vaikščiojimas su lazdomis. Žiemą stengiuosi pasimaudyti jūroje. Yra labai geras klasės vadovas ir galėčiau prisiminti tokį irgi humoristinį atvejį, kai pats Saulius man pasakojo, sako, aš niekaip negaliu prisiminti, kurie vaikai yra mano auklėtiniai, o kurie neauklėtiniai, o kuriems tik tai dėstau. Ir sako, prieina mergaitės, aš klausiu mergaitės, kas jūs tokio, sako, auklėtojų, jau 3 kartą mūsų klausėt, kas mes esam tokios, mes jūsų auklėtinės. Įtraukė kolegos į protų kovas, lankau šitą renginį. O šiaip laisvalaikio netiek daug ir lieka. Grybauja, Saulius kartais grybauja ir gimnazijoje, grybauja ir namie. Bet iš tikrųjų daugiausia tai jisai pagrybauja Dzūkijos miškuose. Šiemet buvo jau pasidavęs ir į Žemaitijos miškus, bet sekėsi nelabai. Dzūkų Žemaitijos miškuose žinot. Jis tą turi tokį neužmušamą humoro jausmą. Ir už tai ir vaikai matyti labai myli, kad jis tą turi tokią razinkikę, kaip sakytų, kažkokią. Kad ne visi mes tą turime, ne visi. Ir jo tos juokelius vaikas priima labai paprastai. Žmogus nebūtų mylimas, jeigu pats savęs neatiduotų. Nes jeigu nori būti mylimas, turi ir kitus mylėti. O Saulius Žukauskas toks ir yra. Mylintis ir mylimas.